Sveiki. Vakare sugalvojau tokią žinią, kurią noriu pasidalinti. Ta žinia labai paprasta. Kaip jau žinote, Lietuvoje nebe pirmi metai sąmoningumą galim šiek tiek praplėsti žaidžiant, kūrybiškai žaidžiant, su points of view kūrybiškomis priemonėmis mokymams ir tobulėjimui. Kad tai yra labai geras dalykas, aš jau žinau keletą metų, kai kurie kiti irgi žino jau kurį laiką. To noriu pasidalinti su kitais, bet supratau, kad vienas ir su maža komanda to padaryti negaliu, tad nusprendžiau pranešti tą žinutę, kad ieškome žmonių, kurie būtų norintys užsidirbti nemažus pinigus kartu tą žaidimą, kuris yra čia, tą žaidimą pristatant daugeliu kitų rinkų. Štai čia net susirašiau. Tie, kurie yra mokantys rusų kalbą, tie, kurie mokantys anglų kalbą, na ir tie, kurie norėtų šitą žaidimą platinti Lietuvoje. Kokios uždarbio galimybės metam laiko? Jeigu planuojate ir norėtumėte užsidirbti nuo 13,5 tūkstančio eurų per metus, įvedant kuo labiau į rinką lietuvišką į points of view sąmoningumo žaidimą, arba 22 080 eurų įvedinėjant anglišką į variantą į Anglijos rinką, arba šiek tiek daugiau nei virš 30 000 eurų įvedinėjant rusišką žaidimo variantą į rusakalbę rinką. Taigi, vienintelė sąlyga. Kiekvienas, kuris nori būti tokiame darbe, turėti tokį iššūkį, turi turėti points of view trenerio sertifikaciją. Detalesnė informacija yra žemiau. Tie, kas susidomėjot, lauksiu jūsų laiškų. Iki.